Labą dieną. Šiandien pradedame kursą internetiniai ištekliai eko-inovacijų diegimui. Primenu, kad kursas yra parengtas projekto Europos regiono verslumo tinklas sutrumpintai EFEB metu. Projektas finansuojamas pagal ES programą Erasmus+. Europos šalių nevyriausybinės organizacijos parengė 17 kursų, webinarų, kuriuos lietuvių kalba jūs kviečia klausyti Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centras mokymų vadovė Vilma Tubutienė. Šis kursas parengtas pagal projekto partnerio Institut Arbeit und Technik medžiagą. Taip pat primenu, kad šis kursas yra temos A socialinis verslas ir eko-inovacijas skatinantis pokyčiai paskutinis kursas. Taigi išklausius visus kursus kviečiu pasidomėti antrąją tema B, kurios transliacija prasidės netrukus. Šiandien mes aptarsime, kokių gebėjimų ir žinių reikia vystyti ir diegti eko-inovacijos, kokie informacijos šaltiniai gali mums padėti eko-inovacijų diegime ir aptarsime tam tikras pagalbinės priemonės arba metodus, leidžiančius mums sėkmingai, efektyviai įdiegti eko-inovaciją. Prieš tai buvusiuose kursuose daug kalbėjome, kas tai yra eko-inovacija. Šiandien norime šitą sampratą papildyti, sakydami, kad eko-inovacija tai nauja verslo modelio strategija, kurioje integruotas darnus verslo valdymas visose verslo ciklo etapuose ir itin akcentuojamas bendradarbiavimas su partneriais ištisoje vertės kūrimo grandinėje. Toliau kalbėsime apie tai, į ką būtina atsižvelgti diegiant eko-inovaciją. Diegimas prasideda keičiant verslo strategiją. Ji remiama darnaus tvaraus vystymosi vertybėmis ir samprata. Pokyčiai būtini visuose lygiuose - verslo modelyje ir strategijoje taikant darnaus vystymosi principus. Šios vertybės arba šie principai persikelia ir į operacijų lygį. Taip pat eko-inovacijoms reikia holistinio, sisteminio požiūrio. Šios inovacijos apima visus produkto ar paslaugos vystymosi etapus nuo idėjos ir projektavimo iki gyvavimo pabaigos. Labai svarbu, ką ir pabrėžėme prieš tai, kad eko-inovacija reikalauja kooperacijos, bendradarbiavimo visoje vertės kūrimo grandinėje. Ir eko-inovacijos integruoja visus 3 darnaus vystymosi veiksnius – ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį. Itin svarbu nesusikoncentruoti tik ties ekonominiais veiksniais. Aplinkosauginio veiksmo sumažinimas visame produkto gyvavimo cikle, kaip ir socialinės vertės kūrimas vartotojams, darbuotojams ar suinteresuotiems asmenims, visa tai sukuria ilgalaikę verslo perspektyvą ir be jokios abejonės padeda pasiekti didesnio pelno. Taigi, ką mums reikia žinoti, kokius gebėjimus ir žinias mes privalome turėti, kad galėtumėm sėkmingai vystyti eko-inovacijas. Ekspertai sako, kad mums labai svarbi verslo strategijos vystymo kompetencija. Tai yra gebėjimas numatyti ilgalaikius tikslus, pažinti vartotojų segmentą ir būti empatiškiems, suvokti vartotojo poreikius. Mums labai svarbu išmokti sukurti inovatyvų verslo modelį. Tai yra gebėti darnaus vystymosi tikslus perkelti į organizacijos viziją, kaip ir skaidrėje prieš tai, nuo strategijos pereiti į taktiką. Ir organizacijos kaitos valdymo žinios. Tai yra tos žinios ir gebėjimai, kurie padės mums suvokti ir įgyvendinti kaitos procesus organizacijoje. O tai yra nelengva. Tęsiant toliau, ekspertai sako, kad mums labai svarbios marketingo, inovacijų valdymo ir technologijų panaudojimo žinios. Tai yra išplėtotos marketingo kompetencijos padeda susifokusuoti į produkto ar paslaugos pasiūlymą rinkai,
kainos nustatymą, tinkamų tiekimo priemonių pasirinkimą. Inovacijų valdymo srities kompetencijos mums leidžia pasirinkti tinkamus metodus ir kelius diegiant inovacijas. Ar tai būtų naujų produktų vystymas, pavyzdžiui, kaip įtraukti vartotoją, kuria kryptimi nukreipti produkto vystymo strategijas ir panašiai. Ar tai būtų naujos veiklos būdų taikymas, pavyzdžiui, kaip diegti žalią, tvarę viešųjų pirkimų sistemą, ar net naujų verslo modelių kūrimas. Ir technologijų panaudojimas. Smulkus ir vidutinis verslas neretai stokoja išteklių ir pajėgumų išrasti naujai fundamentaliai naują technologiją. Tad jie gali turėti daugiau naudos adaptuodami, pritaikydami kitų sukurtas žinias. Stipriai išvystyti bendradarbiavimo tinklai su skirtingais sektoriais, verslais, tyrimų institutais padeda pasinaudoti, absorbuoti jų turimas žinias ir išradimus. Taip pat mums gali labai padėti kūrybiškas mąstymas. Išplėtoti gebėjimai identifikuoti atsiveriančias inovacijų, modernių sprendimų galimybės padės padrąsinti, įtikinti žmonės galvoti apie naujoviškesnius veikimo būdus ir atverti platesnės perspektyvas. Tvarus projektavimas – tai yra integralus požiūris į aplinkos, socialinės srities ir ekonomikos darną. Turint tokį požiūrį, mums iš tiesų nereikės taikyti kompromisų, kalbant apie produkto vertę, kokybę, kainą ar priemonės tam pasiekti. Labai svarbus yra ir objektyvus produkto gyvavimo ciklo suvokimas. Tai leis mums priimti tinkamus sprendimus kiekviename produkto gyvavimo ciklo etape ir pasirinkti patį tikslingiausią ekonominį modelį. Taigi, kaip matėme, ekoinovacijų diegimas reikalauja įvairiapusių gilių žinių. Ieškant atsakymų į anksčiau įvardintus klausimus, galima rasti daug atviros prieigos naudingų šaltinių ir duomenų bazių. Pavyzdžiui, profesinių tinklų, internetinių svetainių diskusijų forumuose visada galime atrasti naudingų įžvalgų, kuriomis dalinasi savo srities profesionalai. Valstybiniuose tinkluose galime rasti esamos ar būsimos politikos aktualijas, planuojamus teisės normų pokyčius ir panašiai. Konferencijose ir seminaruose pirmiausiai išgirsime apie artėjančius pokyčius, iššūkius, apie atsiveriančias galimybės. Be to, tai puikiai vieta diskusijoms ir naujoms pažintims. Tokie renginiai, neformalūs renginiai ir įvykiai, kaip pavyzdžiui žaliųjų gėrimų iniciatyva atitinkamoje vietoje, leis mums sutikti bendraminčių, pasidalinti mintimis. O verslo publikacijose galima rasti daugelio pramonės šakų publikacijų, kuriuose pristatomi naujausi išradimai, tyrimai, vystymo perspektyvos, o taip pat galima susipažinti su argumentuotai pateikiamais gresiančiais iššūkiais įvairioms pramonės šakoms. Kitos arba kiti šaltiniai gali mums padėti tobulėti arba atrasti sprendimus technologijų srityse. Pavyzdžiui, technologijų blogai ir atviros inovacijų platformos mums padės rasti diskusijas, įžvalgas apie technologijų taikymą ir vystymą. Įmonių socialinių atsakomybių ataskaitos pastaruoju metu yra viešai skelbiamos. Bent kartą metuose mes galime rasti jas didžiųjų įmonių portaluose. Ypatingai tai liečia tarptautinės kompanijas, kurios viešina šią informaciją lygindamos su globalios ataskaitų iniciatyvos Global Reporting Initiative standartų. Tam galima panaudoti ir tinklapį. Techniniai patentai, naudojant atviros prieigos internetinės svetainės, galima surasti patentuotus išradimus. Daug tyrimų, ataskaitų, pramonės šakų vystymosi prognozių publikuojama Nacionalinės verslo asociacijos, pramonės rūmų
pramonės ir amatų rūmų ataskaitose. O akademinių tyrimų centrų tinklapiuose, naujienlaiškiuose galima rasti naujausių tyrimų, ataskaitų, atliktų eksperimentų ar išradimų aprašymų. Taigi, šie informacijos šaltiniai gali jums padėti užpildyti trūkstamas informacijos žinias. Be jokios abejonės, plėtoti ekoinovacinį verslą mums gali ir padėti ir žinios, informacija sukaupta duomenų bazėse. Štai jums pateikiamos kelios duomenų bazės, kuriuose gali būti kaupiama jums naudinga informacija. Pavyzdžiui, Tarptautinis verslo centras – pagrindinė duomenų bazė, kuri sukaupia daug informacijos apie verslą. Šitos duomenų bazės adresą, elektroninį adresą jūs matote. Pasaulinė verslo organizacija – pagrindinė informacija apie tarptautinio verslo rinkas. Jungtinių tautų Comtrade duomenų bazė skelbia begalę statistinių duomenų apie tarptautinį verslą. Importo skatinimo iš besivystančių šalių centras skelbia ES rinkų ir tarptautinios prekybos duomenis, o Jungtinių tautų maisto ir žemdirbystės organizacijos tinklapis skelbia globalius duomenis apie maisto kainą ir darnaus vystymosi iššūkius žemdirbystės sektoriuje. Taip pat Colab svetainėje galite rasti duomenis ir informaciją apie tvarios sodininkystės vystymą. Taigi šios duomenų bazės gali jums pasitarnauti kaip informacijos šaltinius, ieškant tam tikros savo inovacijos diegimo strategijos. Linkime sėkmės. Na, o toliau mes pristatysime tam tikrus modelius arba, kaip autoriai vadina, pagalbinės priemonės, kurios padės mums diegti, vystyti ekoinovacijų verslą. Taigi pirmasis – ekoinovacijų modelis. Šis modelis padeda identifikuoti įmones, kurios norėtų ir galėtų pasinaudoti ekoinovatyviomis paslaugomis. Modelyje pateikiami klausimai, padedantis atlikti pramonės sektoriaus lygmens analizę. Šis modelis leidžia atskleisti tokias galimybės rinkoje ir atskirose įmonėse. Modelio rezultatas tai yra išreitinguotas įmonių, kurios gali būti suinteresuotos ekoinovacijomis, tokio pobūdžio prekėmis ar paslaugomis sąrašas. Tam, kad tai padaryti, mums reikia pagrindinių pramonės šakų rinkų sąrašų, kuriuose veikia smulkus ir vidutinis verslas. Taip pat mums reikia pagrindinių pramonės sektorių charakteristikų, rinkų ir veikiančių joje įmonių. Kita priemonė vadinamas PESTEL modelis. Makroaplinka daro poveikį organizacijai. Šią aplinką sudaro tolimosios arba išorinės aplinkos veiksniai, kurie silpniau ar stipriau veikia kiekvieną organizaciją. Todėl svarbu žinoti, kaip makroaplinkos pokyčiai veiks individualią organizaciją. PESTEL modelis suskirsto aplinkos įtaką į 6 pagrindinius tipus – politinį, ekonominį, socialinį, technologinį, aplinkos apsaugos ir teisinį. Iš čia ir pavadinimas – PESTEL. Jis taikomas siekiant įvertinti santykinį atskirų šalies regionų konkurencingumą. Individuali organizacija gali taikyti šį modelį kaip būdą, padedantį identifikuoti galimybės, kaip sukurti pranašumą vietos rinkoje ir perkelti jį į platesnės regioninės ar pasaulinės rinkas. Šitas modelis taikomas yra verslo planavimo metu ir analizuodami įvairius duomenis, iš kurių nustatome pagrindinės varomasias jėgas, veikiančias pramonės šakos struktūrą, verslo sektorių ar rinką, numatome poveikį.
Šios jėgos skiriasi atskiruose verslo sektoriuose bei šalyse, todėl jų poveikis vienai organizacijai bus vienoks, o kitai organizacijai kitoks. Dar viena priemonė tai yra suinteresuotųjų pusių analizė. Organizacijos ar asmenys arba jų grupės, kurie vienaip ar kitaip domisi verslu, daro įtaką verslo eigai arba patys yra jos veikiami skirtinguose verslo gyvavimo etapuose. Investuoja, konkuruoja, tiekia išteklius, dalyvauja tiesiogiai ar netiesiogiai. Šis modelis, suinteresuotųjų pusių analizė, padeda identifikuoti svarbiausias suinteresuotas puses ir juos turėti omenyje, planuojant verslą. Modelis naudojamas parengiamajame verslo planavimo etape arba renkantis verslo modelį. Mes gauname rezultatą, kaip suinteresuotieji asmenys gali prisidėti prie eko inovacijų. Taigi, šis seminaras baigtas, dėkojame Jums už dėmesį, tikimės, kad šios žinios padės Jums planuoti eko inovatyvų verslą ir diegti jį rinkoje. Tikimės Jūsų dėmesio kitose temose.